Supranti, visą laiką žmonos moterys, motinos, bet motinos aš to nebeturėsiu. Tai vis tik, žinai, kažkas sutvarkė už mane visus dokumentus. Ir įdomu tai, kad motina paprašė, jog aš parašyčiau prašymą pernai metais ir man paskyrė atsakymą, siuntė atsakymą, bet aš jo neperskaičiau, tiesiog paskambino, kad jums nesuteiksime būsto. Ir tada stebuklingų būdų motina man padėjo patekti į ligoninę stebuklingų būdų, mane aptarnavo, man viską padarė ir stebuklingų būdų mane ten pralaikė 3 mėnesius. Ir motinas, kažkas sutvarkė už mane dokumentus, kad galėčiau gauti būstą. Kažkas padarė, kad man nereikėtų stovėti eilėj. Supranti, kažkas padarė, kad nereikėtų stovėti eilėj. Man paskyrė būstą, mane įrašė į lengvatinę eilę gauti socialinį būstą. Ne taip, kad socialinis būstas čia yra gyvenimo privalumas, bet man padėjo gauti socialinę būstą be eilės, supranti. Man padėjo būti, man suteikė galimybę, kad aš gaučiau socialinį būstą be eilės. Tai va, suteikė galimybę. Ir tada motina deklaravo mano pajamas ir mes tų pajamų nedeklaruosim. Motina suskaičiavo mano pajamas ir tų pajamų mes neskaičiuosim. Todėl, kad aš ar taip negalėsiu pretenduoti į socialinį būstą, netgi kai yra dokumentai sutvarkyti be eilės. O kitas dalykas, kai aš pateikiau prašymą su motina, motina man pasakė pateikti ir žodžiu man paskambino, kad eikit jūs šiknon, mes jums nieko nedarysim, jūs nieko negausit, jūs turit būti invalido vežimėlį. Ir staiga praeina laikas, ligoniniai man sutvarko dokumentus, sumažina dalyvumo procentus, paskiria paslaugas, sukrauna man pinigus, žinai, paskiria didelės sumas pašalpų. Ir staiga man skambina, kai aš buvau išvažiavęs į miestą, prieš tai, kai aš turėjau važiuoti pas savo administratorę, kuri tarpininkauja tarp Vilniaus miesto būsto ir savivaldybės ir ten kitų įstaigų, Ir kai aš jau turėjau pas ją važiuoti, lygiai tada, kai aš jau susiplanavau savo kelionę, man paskambino ir pasiūlė tai, dėl ko jie man faktiškai, man pasiūlė tai, ko jie visiškai nenorėjo daryti ir man suteikė galimybę, tiksliau pasakė, man pažadėjo, mane informavo, pranešė, kad suteiks galimybę išsirinkti tokį bendrabutį, kokio aš norėsiu, nors kai aš pildžiau prašymą, jie mane pasiuntė velniop ir pasakė, jūs nieko negausit, jūs turit, mūsų nedomina, jūs turit būti invalido vežimėlį. Ir staiga po praėjus laikų man sutvarkė neįgalumą, mane išleido iš ligoninės, aš gaunu pajamas ir staiga, žinai, po kažkurio laiko sako, mes jūs kviečiame iš naujo pateikti prašymą, mes jums pažadame, kad galėsite išsirinkti bendrabutį daugmaž tokį, kokio norite, be galimybės ten kažkaip atsisakyti, supranti? Ar supranti? Jie nieko nedarė ir supranti, kaip jie galėjo atsekti mano tą prašymą. Tam prašymui beveik metai laiko. Jis seniai užmirštas. Staiga kažkas padarė taip, kad jie man paskambino iš kažkokios kontoros ir pasiūlė kreiptis iš naujo ir pažadėjo, kad parūpins man kitą bendrabutį. Supranti?
kitą būstą suteiks rajone, kuris yra geroj vietoj. Supranti, jie faktiškai jau pažadėjo, nors skambino, kad jūs čia neturite teisės, jūs nieko nedarysit. Praėjo metai, praėjo ta ligoninė, praėjo tas dalyvumas, praėjo viskas, praėjo trumpalaikė reabilitacija, dienos stacionaras ir staiga jie prisiminė, kad, ne tai, kad prisiminė, jie sugalvojo man pranešt ir pateikt pasiūlymą išsikelti iš bendrabučio, supranti? Jie staiga sugalvojo man pranešt ir pateikt pasiūlymą išsikelti iš bendrabučio. Tai ką aš noriu pasakyti, šiandien iki 5 valandos jie per dieną aptarnauja daugiau negu 1000 klientų. Pavyzdžiui, per dieną gali ateiti 100 klientų, kurie teikia paraiškas, deklaracijas ir prašymus dėl nuomos mokesčio kompensavimo su savo pažymom iš valstybinės mokesčių inspekcijos arba iš sodros. Supranti? Per dieną čia ateina 1000 žmonių. 1100, 1500. Ir supranti, žmonių skaičius yra per mėnesį gal koks 50 000. Dar yra prašymai elektroniniai erdvėj, yra prašymai, yra prašymai elektroniniai erdvėj, yra prašymai privačiai, yra prašymai skambučiais. Ir jie kažkokiu būdu iš 500 000 žmonių man sugalvojo paskambinti ir pasiūlyti pakeisti gyvenamąją vietą, žinai. Iš 500 000 žmonių. Jie mane atsirinko ir pasakė, kad dabar mes jums siūlome suteikti gyvenamąsias patalpas kitame rajone. Supranti, kitoje vietoje. Nors žmonių čia per dieną ateina daugiau nei 1000. Paraiškų 100 000 iš visos Lietuvos. Ir staiga po metų, kai praėjo daug laiko, pakeitė neįgalumo grupę, man davė pajamas, staiga jie prisiminė, kabutėse prisiminė ir sako, mes jums žadame pakeisti gyvenamąją vietą. O tų paraiškų yra apie 1 milijoną. Ir staiga kažkuriam žmogui sugalvojo pasiūlyti gyvenamąją vietą, supranti? Pasiūlyti žmogui gyvenamąją vietą, kuris kreipėsi prieš metus ir tokių paraiškų buvo gauta gal 100 000. Bet staiga iš to 100 000 vienam žmogui sugalvojo padėti pakeisti gyvenamąją vietą, supranti? Staiga kažkuriam iš tų žmonių sugalvojo padėti pakeisti gyvenamąją vietą. Nors tokių žmonių yra gal 1000, tokių žmonių Lietuvoje gal yra 1000, bet staiga jie sugalvojo būtent kažkuriam žmogui, tai yra, pavyzdžiui, jie sugalvojo kažkodėl man, kažkuriam žmogui pasiūlyti gyvenamąją vietą pasikeisti. Nors tų paraiškų yra 1000, 10 000 visoje Lietuvoje, supranti? Ir jie staiga po metų man paskambino. Supranti, o ten, blė, tų popierių ten milijonai, supranti, popierių milijonai, bet kažkodėl staiga sugalvojo man paskambinti, kai tas prašymas yra sudulkėjęs, užmirštas ir sunaikintas. Tas prašymas yra sudulkėjęs, užmirštas ir sunaikintas. Jam metai laiko, supranti, tam prašymui metai laiko. Kaip jie gali sužinot, kuriam žmogui reikalingas būstas? Kaip jie gali sužinot, kuriam žmogui reikalingas būstas? Kaip jie gali sužinot, kuris žmogus neturi kur gyventi? Jeigu jo prašymas nebuvo priimtas, jisai buvo užmirštas ir jo prašymas buvo ištrintas iš sistemos. Staiga po metų jie sugalvojo paskambinti ir pasiūlyti pasikeisti būstą, žinai. Po metų. Nors tas žmogus niekur daugiau nesikreipė ir niekur nesirodė, žinai. Tas žmogus niekur nesikreipė ir niekur nesirodė. Bet jie nusprendė tam žmogui paskambinti. Supranti, kur čia logika? Kur čia logika?
to prašymo sistemoje nebėra. Kaip jie gali sakyti, kad jūs teikiate prašymą ir mes jums siūlome bendrabučius, jeigu to žmogaus jau nebėra sistemoje. Tiksliau jis yra kažkur tai ten nugulęs, bet tas prašymas yra sunaikintas, panaikintas, nepatenkintas ir staiga jie sugalvojo, kad vienam žmogui staiga, kaip pasakius, pratęs paraišką gauti būstą, supranti, pratęs kreipimąsi gauti būstą. Nors tas žmogus yra pamirštas, užmirštas, jisai niekur nefigūruoja, niekur nedirba beveik. Ir staiga, blėt, jam paskambina, jūs prašome, mes norime jums suteikti būstą, žinai. Kažkokiam žmogui suteikti būstą, kuris pildė prašymą prieš metus. Tu kaip taip galima? Kaip čia supras, žinai? Kaip jie, suprantate, iš kur jie gaus tokios informacijos, jeigu manimi niekas nesirūpina? Suprantate? Iš kur jie gaus informacijos, kai manim niekas nesirūpina, suprantat? Iš kur jie gaus informacijos, kai manim niekas nesirūpina? Kaip jie atpažins? Kaip jie sužinos? Kaip tie prisimint? Jie per metus turi gal 500 000 paraiškų įvairių. Ir staiga kažkas sugalvoja padėti. Kažkas sugalvoja padėti. Bet kas sugalvoja padėti ir kaip padėti, valdžia to nepasakys, suprantat. Valdžia nepasakys nei kas sugalvojo padėti, nei kaip sugalvojo padėti. Jeigu tas žmogus neturi artimų žmonių, kas jam iš viso, kas kreips į dėmesį, suprantate. Jeigu žmogus neturi artimų žmonių, kas jį kreips dėmesį, kas jam padės, kokį jis bendrabutį gaus. Bendrabutis irgi. Paraiškos bendrabučių buvo teikiamos prieš metus. Per metus tų paraiškų 1000. Suprantate? Prieš metus. Kas prisimins, kad jam reikia bendrabučio ir dar pagalvos, kurią vietą nurodyti? Kas jam prisimins? Kaip prisimins žmogų, kuris neturi šeimos? Suprantate? Kaip prisimins žmogų, kuris neturi šeimos? Kaip galima padėti žmogui, kuris teikia prašymus? Ir tokių žmonių yra 1000, kurie iš jų atsirinkti, kuriam padėti, Jeigu jis neturi šeimos, kas jį prisimins, kas jį leis į ligoninę, suprantate, kas sužinos, kur jis dirba. Gydytojai nemato, psichiatrai nemato, kur tu dirbi, jie nieko apie tave nežino, jie visiškai nieko apie tave nežino. Kas parašys jiems dokumentus, prašymus, kad tau teiktų sumažintų dalyvumo procentus. Kas jiems teiks dokumentus ir prašymus, kad jiems sumažintų dalyvumo procentus. Kas žinos, kiek tu laiko važiuoji namo. Jiegi nieko nežino, jie manęs net nepaklausia, o tai ponė, gerbiamasis, Deividai, tai o kaip tau su tuo bendrabučiu, tu turi kur gyventi, ir viskas, blė. Jie tiesiog pasakys, žinai, tu turi kur gyventi, viskas, blė, pohui, tu turi kur gyventi, blė. Iki namų 3 valandos kelio, blė. Nors vienas iš jų pasidomėjo, kad aš iki namų važiuoju 3 valandas iš miesto. 3 valandas, blėt, važiuoju tą sušiktą bendrabutį iš miesto. Nors vienas iš jų pasidomėjo, kad aš neturiu pinigų, blėt, kad man iki darbo 2 valandos ir pirmin ir atgal. Kad aš, blėt, dirbu iki vidurnakčio, nahui. Aš toje Agapiai, valgyklą prie Matulaičio bažnyčios. Mane norėjo palikti 14 valandų dirbti. Man pasakydavo šeštadienį. Kad šeštadienį manęs nereikia. Tam, kad, blėt, sekmadienį iki nakties, nuo nakties, blėt, iki nakties dirbtoje Agapiai, supranti? 14 valandų, blėt. 14 valandų toje Agapiai dirbt, nahui. Supranti, blėt. Pasakydavo šeštadienį net važiuok, o sekmadienį, blėt, 14 valandų pidarastai.